tau gal atsakyti. Turiu 2 istorijas ir pasisakysiu trumpai. Aišku, mes kada ateinam, atrodo, kad mūsų istorija yra pati sudėtingiausia, pati sunkiausia, ar mūsų vaikų, ar kitų žmonių. Bet kada mes pradedam dalintis su kitais, tada mums parodo tos tikruosius stebuklus, kas iš tikrųjų yra Neolife. Ir viena ta istorija buvo prieš kokius 7 metus. Aš tik tai 13 metų esu Neolife, tai praktiškai buvau šviežia, nieko daug nežinanti. Nebuvo tiek tų istorijų, kiek šiandien mes galime mane paieškoti. Ir pasikreipė pusseserė, kuri negalėjo susilaukti vaikų, sirgusi tuberkuliozė, gydymas ilgas, medicininis, aišku, gydymas. Ir kadangi metai eina ir jau tiksėjo 40-metis, jie nusprendė daryti dirbtinį apvaisinimą. Papildus vartojo, kad atsistatytų. Vaikelio nėra, bet po dirbtinio apvaisinimo pastojom, abu vaikeliai kaip įsitvirtino ir jau čia visi džiaugiamės, bet 3. ar 4. dabar tiksliai nepamenu, nėštumo laikotarpį vienas vaikelis nustojo augti. Ir priežastis, kur priežastis klausiu, sakau, kodėl? Sako, pritrūko maistinių medžiagų. Mama yra tuščia, papildus vartoja, sakau, tai didinam dozes, nebe už 2 vartom, bet už 3. Sakau, gal nereikės to išvalymo, sakė, kad jau gali reikėti daryti tą išvalymą. Kažkaip įstebiu, aš nenoriu čia labai taip detaliai, patys suprantate, apie ką kalbu. Ir jie pradėjo vartoti daugiau, didesniais kiekiais. Ir vaikelis pradėjo augti, toliau vystytis. Ir mes čia matau, kad čia bus kažkokie geri stebuklai. Vaikeliai gimsta, didesnis berniukas, mažesnė ta, kur nustoja augti mergytė. Čia visi džiaugiamės ir tiek yra nerami ta mergytė, kad aš nežinau, kiek daug esu mačiusi vaikų, bet tokio neramumo vaiko. Ir suprantat, kada yra 2, tu palygini. Ir žinom, degliukai daugiau berniukam gal ten būdavo ar kažkaip. Bet žiūrim, kad ta mergytė iš tikrųjų, jie miegodavo tik tais, mamai ant rankų 24 valandas. Aišku, nurašėm kam? Cezariui, dirbtiniam apvaisinimui, nurašėm maistinių medžiagų stygiui, kad jai trūko kažkoks augimo sutrikimų, vystymosi galėjo būti. Žarnynui nurašėm, bet pasirodo, ne. Aišku, papildus duodavo, bakterijas duodavo, stiprindavo tą mergytę ir berniukai taip pat. Ir kada suėjo Elijai 7 mėnesiai, tada pusseserė pasakė, kad yra prasidėjo kauptis labai stipriai skysčiai galvytėje. Kas tai yra vandenis pradžia. Ir sakau, ką gydytojai? Ką sako gydytojai, 7 mėnesių kūdikio mamai? Matot, kaip atsitiko. Iki tų 7 mėnesių jai kaupėsi tai skysčiai, bet po truputėlį. O paskutiniam, tam 7 mėnesį, susikaupė tiek, kiek buvo per visą tą laiką susikaupę. Tai įsivaizduokit, koks buvo šuolis. Ir tada mes supratom, kodėl jie taip klikdavo, kodėl jie verkdavo, kas jie ten darydavosi. Ir gavosi taip, kad, sakau, ką gydytojai siūlo. Sako, atvažiuoti po mėnesio, nes dar nėra tokia kritinė būklė, kad negalim išleisti jūsų namų. Ir jeigu matysim blogį situaciją, duosim vaistus. Jeigu vaistai nepadės, iškart jau antras variantas, tada skysčio nutraukimas. Suprantate, tas operacijams. Mama verkia, aš verkiu, žiūrim į tą kūdikį 7 mėnesių, kuris atrodo kaip 5 mėnesių. Ką daryti? Sakau, Giedrė, jei vieną kartą jau Neolife ištraukė į gyvenimą, duodam papildus. Duodam, nes turim mėnesį laiko kažką padaryti. Ir suprantat, ir aš taip sėdžiu, mama pasakė, duodam, o ką duodam? Žinių 0, istorijų 0. Kam yra buvę vandenį, ką suduoti? Ir tada galvoju, kad reikia duoti kažką. Ir tada, žinokit, atsisėdi ir prisimeni seminarus. Ką daro flavonoidas,
Ką daro karotinoidas, kas sukelia imunitetą? C vitaminas, kodėl reikalingas? Va taip susėdom, pasitarėm su mama, dar nuėjom pas Valeriją. Valerija sako, būtinai duokit E vitamino, kad išnešuoti deguonį, kad smegenys būtų gyvos. Ir tai mergaitai sudėliojom, mes taip iš tikrųjų, žinokit, vertėm katalogą ir ką duodam tam vaikui. Ir tai buvo šiandien va tokie papildai. Vitaskveras, C vitaminas, flavonoidas, karotinoidas, kalci, nes D vitamino yra vaikams reikalingas, žarnyno bakterijos, omega ir E vitaminas. 8 žmogutas. Ar tai yra daug? Tai yra, žinokit, mažai, kada tu nori, kad tavo vaikas gyventų. Ir ta mama nepasakė, iš kur gausiu pinigų? Kaip? Aš tik tai vieną klausimą sakau, Giedre, kaip tu suduosi? Sako, kaip nors. Nes, nėra kitokių minčių. Suprantat, kai žmonės pasako, oi, brangu. Su kuo lyginam tą brangumą? Kada čia kūdikis guli, tu nežinai po mėnesio, kas jam bus. Ir jį viską davė po 3 vienetus, kaip sakiau, va iš to 8 pankučių. Ir po gero mėnesio nuvažiavo pas gydytoją. Ir gydytoja sako, ne tik, kad jum nebedidėja skystis, bet jis pradėjo mažėti. Ir po pusės metų Elija sugrįžo visiškai normalią būseną. Ir tada tu savo pasakai, kai tu patiki, Dievas parodo stebuklų, bet reikia patikėti. Čia ir nuo to karto mes kažkaip ir nebeliko, žinokit, abejonių. Jeigu žmogus man pasako brangu, jam yra brangu. Man yra svarbiau gyvybė ir sveikata. Jeigu žmogus nenori, čia jo pasirinkimas. Šiandien Elija yra 6 metai ir jie yra, kaip aš sakau, įtartinai protinga, jie yra labai gabi, jie turi, aš nežinau, kokią atmintį, žinokit. Jie, nežinau, iš praeitų metų galėtų eilėraščius atkartoti. Jie yra, mes žiūrime tą vaiką, aš sakau, čia Bunderkins, auga kažkoks, Einšteinas, tas vaikas. Ir jie iš tikrųjų, ir Giedrius sakau, ar jį valgo, kaip jį valgo toliau tus vitaminus, sako, aš turiu slėpti. Sako, aš jeigu neslėpčiau, sako, net iš broliaus atip, sakau, atkeršė, moteris tokius yra, ne? Kerštingai, sakau, dabar jis atkeršė. Tai va, nėra jokių liekamųjų reiškinių, kas būtų, ko mes labai bijojam, kad ateityje nebūtų tų sutrikimų ir visą kitą. Tai va čia yra mano tas stebuklas, aš kaip matau vėlį, aš žinau, kad tai yra Neolife. Žmogutis Neolife dėka žmogus atėjęs į gyvenimą ir gyvenantis laimingą gyvenimą. Ir antra istorija, tai šią vasarą atsitikusi, kai dukra nuvažiavo pas savo draugą ir ten išgirdo, 2 moteris besikalbančias, kad vienam vaikui yra stiprus inkstų uždegimas, 14 metų vaikiną išvežė į Vilnių. Aišku, pirmą į Šiaulius, Šiauliai išsiuntė iškart į Vilnių, nes mato, kad čia labai stiprus tas uždegimas. Vaistais sustabdė, padarė, ką galėjo medikai. Viskas atrodo kaip ir praėjo, bet inkstas praktiškai miręs ir inkstas befunkcionuoja tik 7%. Ir kadangi inkstas befunkcionuoja, kada inkstai befunkcionuoja 5%, inkstas yra šalinamas, jis yra viskas miręs. Ir čia mano dukra nebeištvėrė, įkišo trigrašį ir sako, jūs pabandykite duoti Neolife papildus. Nes operacija planinė buvo už 10 dienų. Sako, jūs daug ką gali, nes aš pati turėjus su inkstais problemą, kaip ir girdėjot, kas čia ir mane dalinusi, kaip mergaitė jos, tai aš irgi turėjau. Ir Indrė papasakojo tiesiog tai mamai, kad mama susitvarkė inkstų problemą, be vaistų. Sako, jūsų vaikų uždegimas jau yra praėjęs, tiesiog duokit ir kažką darykit per tą 10 eurų. Mama sako, aš neturiu pinigų, visiškai neturim pinigų. Bet Indrė sako, jūs tai inkstą, jeigu išimsit, jūs pinigų neturėsit daugiau, jums reikės gydyti. Bet ne tai svarbiausia. Sako, jūs būsit sugriovę vaikų gyvenimą, nepabandę padaryti visko. Ir tada, žinot, taip, tai Indrė mano tokį irgi, kaip ir aš, ugninė, kodėl netiki. Ir mes tikrai labai pradėjome melstis ir tada supratom, kad, galvoju, Dieve, tai kam beveik tada tų papildų, jeigu mes, nepriema žmonės tada, kada tavo vaikui jau gresia operacija.
Ir žinokit, ir ta moteris paskambino. Sako, duokit. Davėm ant skolos, tikrai ten nesigilinom labai kas ten kaip. Ir pasiėmė 4 buteliukus. Flavonoidas, lavardas, kruciferus ir acidofilus. Na, mes tai pažiūrėjom, po kiek čia ilgai jie vartos, 10 dienų neužtenka. Daugelis esat konsultantų supranta. Ir davėm po 10 vienetų į dieną, nu tai čia praktiškai savaitė, netiek neužtenka. Jie davė viską ir po to savaitės mes vėl siūlom, jie sako, nebeimsiu. Nu, iš vis nebeimi kontakto. Ir mes tada pradėjom, galvojom, nu kažkaip, gal suveiks. Išvažiuoja į Vilnių, jau nustatytą dieną, padaro tyrimus ir tą vaiką išveža į operacinę. Na, tai vėl parėjo. Čia gerai širdį, žinot, viskas čia gerai. Ir suprantat, mes su dukra, nu ką sakom, nu pritrūko laiko. Nu, jeigu tas mirė, sakau, Indra, nu mes padarėm viską. Ir taip prisėdai, galvoju, Dieve, nu ne tam gimsta vaikai. Kad juos pjaustyt, operuoti, galvoju, nu tai kodėl, nu vat kodėl negali kažkas atsitikti, kad daugiau nusipirktų žmonės tų papildų. Ir aš turėjau valandų skambutis, sako, darė operaciją ir gydytojai buvo nustebę ir inksto neišėmė. Nes inkstas atsigavęs. Atsigavę, kas ten kapiliarai, ne, kažkaip sakė, aplink tos inkstus, kažkaip ten, nu aš nemoku, žinokit, mediciniškai tikrai atkartoti. Sakė, pasižiūrėk, kad tas inkstas veikiantis. Išvalė šlapimtakius. Nu, ką galėjo, tą padarė tuo momentu ir sako, tikrai atsiprašė medikai. Sako, mes neturėjom tokio atveju. Sako, kada išleidom praktiškai su nebeveikiančiu inkstu ir kad atvažiuotų už kelių dienų žmonės, tai inkstas veiktų. Aišku, ta mama dar ten truputėlį papriekaištavo, kodėl nepadarėt tyrimus, kiek tas inkstas. Kitas sakė, nėra būdai. Nes, greičiausiai jie padarė CRB. Paskui išsiaiškinom, ar nėra uždegimo, ar gali daryti operaciją. Bet jie šiandien nėra dėkinga už tai, kad pakliuvo pas sąžiningą gydytoją, kuris ne savo reputaciją gelbėjo, bet gelbėjo vaiką. Ir žinokit, va po tos istorijos aš sakau, šitie papildai dirba kartu su Dievu. Tai mes konsultantai galim drąsiai kalbėti visiems ir jeigu dar kažkas netiki, nu jūs pabandykite ir pamatysit, kokia yra veiksmingumą.